Čia žinių radijas. Opozicija. Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki. Labas rytas. Šiandien Nacionalinio saugumo komisija aptars priimtų sprendimų poveikį užkardant kontrabandinių balionų skrydžius iš Baltarusijos ir tolesnius veiksmus. Kaip jums atrodo, tos priemonės, kurių mes ėmėmės, sienos uždarimas ir kiti ten dalykai, duoda kažkokį rezultatą ar ne? Na, yra trys lygmenys priemonių, kuriomis mes veikiame ir mes kaip opozicija irgi buvom pasiūlę tam tikrą sąrašą priemonių, kur galim dar sustiprinti tam tikrą poveikį. Tai pirmas yra be jokios abejonės dominuojantis, tai teisėsauginės priemonės, tai kriminalinė žvalgyba ir kova su kontrabanda šitoje mūsų Lietuvos pusėje, užkardant ir suskaldant, suardant visus kontrabandininkų tinklus. Ta priemonė, jie nuolat vyravo kovoje su šitais kontrabandiniais balionais, kai tik jie prasidėjo. Ar jinai vienintelė pakankama, manau, kad ne, bet ir faktas tai, kad banguoja šiek tiek balionai, kai pavyksta teisėsaugai suardyti bent laikinai tam tikrus tinklus, sulaikyti asmenis, po to, aišku, jie persigrupuoja ir vėl balionai atsinaujina. Bet šita kryptis yra ta kryptis, kuri turi užtikrinti tai, kad nebūtų iš mūsų pusės tų žmonių, kurie važiuoja ir vežasi į miškus, įvažiuoja į miškus ir nori atsivežti kontrabandinių cigarečių, kad tai būtų jiems spąstai, kad jie to negalėtų daryti. Tai ta būtent kriminalinės žvalgybos teisėsauginė linija, jinai yra nuolatinė, tai ją reikia stiprinti. Dabar visos mūsų vidaus reikalų tarnybos apjungia jėgas šią prasme, tai tikimės tokių rimtesnių rezultatų, nes iš tikrųjų reikia sulaikyti ne tik tuos, kurie bėgioja paskui tos krovinius, paskui cigaretės, bet ir tuos, kurie organizuoja. Ir čia be jokios abejonės yra skirtingo lygmens uždaviniai. Ne visada pavyksta organizatorius sulaikyti. Kitas lygmuo yra politinis, kurį mes labiausiai dabar ir stebim. Aš turiu galvoje, sienos uždarimas yra būtent politinis lygmuo. Čia sakyčiau taip, kad sveikinu sienos uždarimą kaip reikalingą sprendimą. Tačiau matosi, kad šiek tiek vyriausybė pasimetė dabar, kadangi baltarusai priėmė sprendimą, Lukašenka priėmė sprendimą tokį atsakomąjį, ar ne, sulaikė mūsų apie 1000 vilkikų su lietuviška registracija Baltarusijos teritorijai. Vieni yra prie pasienio, kiti yra pačioj teritorijai. Ir tokį suformulavo atsaką ir dabar be jokios abejonės jau mes šiek tiek jaučiamės pasimetę, nes galbūt neprognozavom tokio veiksmo. Ir dabar reikia galvoti, kas toliau šitoj situacijai. Ar įmanome dar kokios nors politinio spaudimo priemonės. Mūsų pasiūlymuose vyravo tokie dalykai, kaip sugriežtinti ir sulyginti ribojimus baltarusiams, kaip padaryti juos panašius į Rusijos federacijos piliečiam apribojimus. Pavyzdžiui, užkirsti galimybę įsigyti nuosavybę, taip pat leidimų gyventi Lietuvoje, darbo pagrindų uždavimas ir visi kiti dalykai. Galima šitoj vietoj pastiprinti savo poveikį. O kaip tai Lukašenkos smegenys veiks šitas? Spaudimas turi būti visom kryptim, ar ne? Bet kita vertus, turėkim galvoje vieną labai svarbu geopolitinį pokytį, kuris vyksta šiuo metu, kokius kelis mėnesius. Tai vis tik tai amerikiečių bandymai atrasti kažkokį naują santykių su Baltarusija puslapį. Be abejo, sutinku su kritikais, kad tų bandymų atrasti tos atversti naujus puslapius praeity yra būta ir daugiau, ir jie nepavykę yra ta prasme, kadangi Lukašenka tiesiog pradeda prekybą politiniais kaliniais mainais į nuolaidas, tarkim, sankcijų nuėmimą. Tačiau amerikiečiai tą pradėjo ir tai yra tiesiog veiksnys, kurį mes turim dabar darbotvarkėje. O kas nors išnaudoja šitą veiksnį? Tai apie ką ir kalba. Tai mums reikia viską padaryti, kad šitas, sakykime, santykių atšilimas, vadinkim, taip gal šiaip skambiai sakau, bet naujas santykių bandymą atversti puslapį tarp Amerikos ir Baltarusijos mes kaip valstybė išnaudotume savo nacionaliniam interesam. Ką tai reiškia? Tai, pirmiausia, susigrąžinti vilkikus, sustabdyti balionus. Tai tą amerikiečiai
jie, na, turi tokius svertus, turi tokią galę ir tikrai turi tą darybinę galimybę tai pakeisti. Tai čia užduotis mūsų diplomatijai. O ką sakė Lukašenka, girdėjot ar ne, kai sakė, kad amerikiečiai atvažiuoja ir liepia atsiprašyti Lietuvos už balionus, tai Lukašenka necenzūrinį žodį pasakė, kad pasiuntė juos ant 3 raidžių. Tai Raigardai, Lukašenkos stilius ir yra toks visada. Jisai viena vertus grumoja, kita vertus jis nori sėsti prie stalo ir kalbėtis kai kuriais atvejais. Kiek jis tos erdvės kalbėtis dar savarankiškai turi be Rusijos yra atviras klausimas. Nemanau, kad daug, bet jeigu ir turi kažkokios erdvės šią prasme, tai amerikiečiai tikrai tą bandys išnaudoti. Ar pavyks ar nepavyks, sunku pasakyti. Patirtis rodo, kad tai yra labai... Ko jis labiau klausys, amerikiečio ar Putino? Ne, tai be abejo, kad jo priklausomybė nuo Putino jau yra tokia, kuri matyt jau nebesusigražinama nepriklausomybė, bet jeigu yra erdvės, amerikiečiai tą bandys išnaudoti, o mums yra galimybė čia įsisprausti savo nacionaliniais interesais, tarkim, sureguliuojant tam tikras problemas. Ir čia yra užduotis mūsų diplomatijai. Tas tiesa, bet jeigu diplomatija nesuveiks, tai vis dėlto lietuviškų vilkikų likimas, koks jisai gali būti ir ar nebus taip, kad reikės vėl atidarinėti sienas tam, kad išleisti vilkikus, po to vėl laukti balionų ir vėl uždaryti sieną. Mes turim išvengti politinio pralaimėjimo, tai jeigu visą tai vyksta ir mes atsitraukiam, tai faktas, kad mes politiškai pralaimim. Tai reiškia, kad diplomatija nesuveikia, tai reiškia, kad mes neišnaudojam savo struktūrinės galios. Tai reiškia, kad mes nebeužkuriam savo partnerių vakaruose, kurie yra mūsų užnugaris tam tikrą prasme, kurie yra tas galios šaltinis didysis, mes nesugebam šitų instrumentų išnaudoti. Tai būtų didžiulis pralaimėjimas mūsų visai Lietuvos diplomatijai. Tai aš labai tikiuosi, kad viso to pavyks išvengti. Ir mes rasim sprendimus. Tai yra uždavinys užsienio reikalų ministrui, pirmiausia, Kęstučiui Budriui. Tai čia, bet sienos uždarimas tai buvo ta ekstremali priemonė, kurios ėmėmės dėl to, kad nežinom, ką daryti su balionais, tiesą sakant. Ir va čia visą laiką klausimas yra, kiek laiko reikės uždarinėti, atidarinėti sieną, kadangi realių priemonių, ką daryti su balionais, kaip juos numušti, nukenksminti, neturime. Tai, na, sakykime, praeistas mėnesis uždarimo, iš vis klausimas, kokios sąlygos, kiek turi būti neleidžiami balionai iš Baltarusijos į Lietuvą, kad mes nuspręstume, kad jau sieną pagaliau galima atidaryti kaip spaudimo priemonę ir po togi vėl gali kitą dieną koks nors balionas įskristi ir ką mes vėl uždarinėsim. Žodžiu, kokia čia situacija yra su šiuo sprendimu? Na, tam tikrai sąlygiškumo principo įvedimas, kad jeigu įvyksta kažkoks incidentas ir tu turi kaip atsakyti kitai pusiai, kuri nekontroliuoja procesą arba jo skatina, ar ne, tą hibridinį spaudimą, tai tokiu atveju tu turi sukurti tam tikrą atsako mechanizmą. Tai visa tai gali būti lankstu šią prasme ir atidarai, uždarai priklausomai nuo to, kokia situacija. Tačiau aš gal pratęsiu atsakymą į tą pirmą klausimą. Mes, tokia, sakykime, kryptis, kurią mes toliau turim vystyti, kaip ir minėjau, teisėsauginė kovoje su kontrabandistų visa tinklaveika čia mūsų pusėje ir toliau ieškoti techninių galimybių spręsti problemas ore su kontrabandiniais balionais. Tai labai sudėtinga užduotis, nes jie pakyla į labai didelį aukštį. Nuo žemės su kinetiniam priemonėm nieko nepadarysi, tačiau yra įmanoma ieškoti tam tikrų galbūt ir eksperimentinių būdų, pasitelkus inovacijas, dronus perėmėjus, įvairią lengvą aviaciją ir kitus dalykus, kuriuos mūsų mokslininkai dabar, žinau, siūlo ekonomikos inovacijos ministerijai, kad visą tai būtų galima turėti potencialą ir patiems gintis čia, kai to reikia. Suprantu, kad tai nebus lengvas uždavinys ir tikrai tą reikia labai aiškiai pasakyti, nes kariuomenė yra pasakius, nepaisant to, kad mūsų valstybės vadovai šitaip triumfališkai pasakė, kad kariuomenė pasiruošusi, taip, bet kariuomenė lygiai taip pat aiškiai sako, kad apie 70% teritorijos tarp Vilniaus ir pasienio yra tankiai apgyvendinta. Ką tai reiškia? Tai reiškia tų teritorijų laisvų, virš kurių tu galėtum nukenksminti kontrabandinį balioną ir jį nuleisti saugiai ant žemės, yra labai nedidelis teritorijos plotas. Tai reiškia, kad irgi dar papildomas iššūkis. Tai rodo, kad aišku, tas teisėsauginė linija ir
politinis lygmuo su to visų geopolitinių naujų laukų, apie kurį aš kalbėjau, yra tos pagrindinės, matyt, kryptis, kuriomis reikia dirbti. O yra kas nors, Lauryna, jūs vis tiek NSGK komitete kažkaip turbūt klausėte, tai kas nors jau kokios nors, čiagi ore koncertinos nepastatysi ir va šitoj vietoj jau kažkas šviečiasi, kažkokios idėjos, ar mes vis dar, nežinau, čia kiek jau mėnesis laiko tie balionai skraido, vis dar ieškom nors kažkokio sprendimo ir niekas nežino. Taip ir yra svarstymai, gal kariuomenė ten numušinės, gal ten, nežinau, dronus kažkokius pakels ar ką nors, bet sprendimo nėra kol kas, tai nei vienas dar nenumuštas. Bandymuose tikrai yra dar mano laikais, kai tik prasidėjo rudenį praeitą Šaulių sąjunga, tikrai ne vieną bandymą treniruotis atliko ir pademonstravo, kad tokį balioną nukenksminti yra įmanoma ir tas buvo padaryta. Ir dabar yra daroma. Problema yra didžioji, kad visa tai yra ir vyksta labai labai aukštai, kitaip tariant, 5, 7, 8 kilometrai aukštyje, kur vėlgi nuo žemės sunku būtų kažką padaryti. Tai yra jau dronų pasaulis, dronų perėmėjų pasaulis ir šitoj vietoj be abejo mes tam tikrus sprendinius tikrai jau generuojam. Faktas, kad jau treniruotėse yra išbandyta ir yra veiksminga. Tikrai daug pastaruoju metu kalbėjau ir su lengvosios aviacijos atstovais, kurie sako, kad išsprendus šalčio klausimą, deguonies klausimą ir naktinio matymo problemą išsprendus, jie suintegravus juos su dronais ir lengvoji aviacija šitoje vietoje gali būti naudingas instrumentas. Tai tų idėjų jau yra, ne tik kad idėjų lygmenį, bet jau ir praktiškai. Tik tai šią prasme mums kartais reikia drąsiau pabandyti paeksperimentuoti ir priimti tam tikrus sprendimus. Bet kaip ir minėjau, eksperimentas irgi turi savo ribas, kadangi turim galvoti, kas bus, kai mes nukenkinsim tą balioną ir kur jisai kris. O kaip ir minėjau, apribojimai tų teritorijų prie Vilniaus, jie yra labai rimti, kadangi labai tankiai apgyvendinta teritorija. Kas bus, kai balionas įskris ne su cigarečių kroviniu, kai 40 kg neš užtaisą kokį nors ir nukris netoli oro uosto kokio nors arba ant Vilniaus tiesiog? Tai tada be jokios abejonės mes jau kalbam apie NATO įsitraukimą, apie kolektyvinę gynybą, apie kitus dalykus. Tai šia prasme ir tai turbūt dar vienas signalas, kad mes ne tik turim ieškoti teisėsauginių krypčių priemonių, ne tik politiškai spaust, bet ir vis tik tai plėtoti savo galimybės ir kinetinės technologijas, kad galėtume nuo tokių objektų apsiginti. Tai tą kryptim reikia judėti energingiau, eksperimentuojant, bandant, sutelkiant mokslą, Lietuvos gynybos pramonę ir kariuomenės poreikius. Kai mes išvystysim šitą trikampį, tą vadinamą ekosistemą, tai natūralu, kad mes būsim daug stipresni. Bet čiagi iš tikrųjų yra naujas etapas, sakykime, mums dar nesuprantamo karo, čia yra blogiau negu dronai, užtenka sulaukti palankaus vėjo, paleisti, nežinau, kelis šimtus balionų pakabinti su užtaisais ir viskas, ir praktiškai tu jų neiššaudysi, nei nieko. Tai Raigardai turim turėti vieną labai svarbų aspektą galvoje. Vis tiek dronas gali nuskristi iš taško A į tašką B. Ką jie ir vykdo Ukrainoje, ar ne? Ukrainoje jie nepuola balionais. Nes balionas, kodėl? Balionas priklauso nuo vėjo, nuo krypties ir tu negali nustatyti tikslios vietos, kur jis nusileis. Vis tiek jis tai gali sklandyti ir tik po to siųsdamas GPS signalą, tarkim, šiuo atveju kontrabandistams, ar ne, ar tai kitu atveju būtų kažkam kitam, tik tada jis yra atrandamas. Tai šia prasme yra tam tikra ir ribojimai kitai pusiai, kurie gali panaudoti tos balionus arba bent jau. Bet Ukrainoje kitas gylis visiškai yra valstybės, pas mus tai čia viens ir jau tu virš Vilniaus kabitai. Tai aš visiškai sutikdamas noriu pasakyti dar kartą, kad valstybė turi išvystyti pajėgumą, kuris leistų gintis ir prieš tokius objektus, be jokios abejonės. Dabar jie naudojami su kontrabandiniam cigaretėm, gali būti naudojami kam nors kitam. Tai mes turim būti kiek įmanoma pasiruošę.
Gerai, tai šitas klausimas, aišku, labai išsamus ir dar reikalingas daug diskusijų, daug sprendimų, bet kiti dar čia klausimai, kurių matyti ir nespėsime, bet aišku, aplink krašto apsaugos ministrą vis ten netyla triukšmas ir greičiausiai, aišku, ministras bus paskirtas, nes jau turbūt ir išeities kitos nebėra. Vis dėlto jūs manote, kad jisai šiai dienai netinkamas, nes neturi patirties. Bet man toks klausimas ir aš prisimenu, kai per pandemiją, beje, jūsų vyriausybė tuo metu perėmė pandemijos valdymą, mirė žmonės, daug mirčių visokiausių ir tikrai sunkus laikotarpis buvo, bet tai netrukdė paskirti į sveikatos ministrus Dulkį, kuris nieko bendro su medicina neturėjo. Ar čia nėra kažkas panašaus, kai sakote, vat laikas toks blogas ir visa kita? Mes nesakom, kad krašto apsaugos ministras turi būti būtinai buvęs kariškis. Kaip ir nesakėm, kad sveikatos apsaugos ministras turi būti būtinai medikas. Taip. Klausimas yra tiek, kiek žmogus turi viešosios politikos patirties, viešo administravimo patirties, vadovavimo valstybės sektoriui patirties. Nors dabar siūlote lyginti poną Dulkį kaip valstybės kontrolės vadovą, kuris auditavo visą mūsų viešą politiką ir ne tik ten finansus auditavo, bet auditavo turinį, tai auditavo ir sveikatos apsaugos sistemą, turėjo tikrai didelę patirtį viešojoje politikoje. Tai šią prasme tai yra visai kito lygmens patirtis nei pono Kauno. Tai natūralu, kad man irgi atrodo, kad jau ženklai visi yra tokie, kad ponas Kaunas bus paskirtas. Dabar aš jau suprantu, kad net jam prezidentas ir komanda parinkinėja iš tų paskutinių žinučių, kad jis jau ten turi būti sudėliotas su visais viceministrais. Bet manau, kad ta komanda jums kelia, reiškia, susirūpinimą, nes ta komanda tai yra tęstinė Šakalienės, kaip aš suprantu, Aleksa ir Godliauskas. Žiūrėkit, aš tikrai, kiekvienas ministras turi visišką autonomiją pasirinkti savo komandą. Tai taip turi būti. Tai natūralu, kad tie žmonės, kuriuos jūs įvardijot, jie tikrai turi didelę patirtį. Galim diskutuoti dėl vienų ar kitų krypčių, kur galima labiau judėti, bet tikrai yra žmonės išmanantis reikalą ir čia nėra dėl to jokių abejonių. Bet man atrodo, tai, kas čia dabar vyksta dėl pono Kauno, tai yra politiniai mainai. Vadinkim jį šiek tiek tokių politinių turgumi, kai mainais į Kauno patvirtinimą tikėtina, kad socialdemokratai pažadėjo antrą kartą praleisti pono Šimkūno kandidatūrą į Konstitucinį teismą, Konstitucinio teismo teisėjus. Tai mes matyt dabar esame šitų mainų viso to spektaklio žiūrovai. Bet šią prasme norisi pasakyti, kad mums vis tik tai, kai kalbam apie krašto apsaugos ministrą, apie gynybos ministrą, svarbu turėti turbūt svarbiausias ne tokios savybės, partinis lojalumas, partinis aktyvizmas ar kokie ten kiti dalykai, kurie yra labai svarbus socialdemokratų partijai, bet mums svarbu, ar žmogus supranta gynybą, ar jis turi savo gynybos viziją, ar jis supranta artimiausius iššūkius, pavyzdžiui, jam ką labiausiai reikės iš karto spręsti, tai yra ne tik kitų metų biudžeto panaudojimo, planavimą, visus kitus dalykus, įgyvendinimą, bet dar ir šiais metais reikės investuoti likusius nepanaudotus gynybos biudžeto pinigus, ir sudaryti tokius kontraktus kaip oro gynybos kontraktai artimojo nuotolio, vidutinio nuotolio, kurių per 11 mėnesis jau yra šių metų nėra. Mes buvom įstrigę bražiliškų lėktuvų epopėjai pusę metų ir ačiū Dievui, kad jų nenusipirkom, bet jūs kaip tik ir iliustruojat šitą problemą, Laurinai, jūs kaip tik ir iliustruojat problemą, kad buvo tada ir Paluckas, buvo ir Šakalienė, kurie tikrai turbūt ten neblogai nusimanė tuose dalykuose ir jūs dabar įvardinat tas problemas, kurios buvo nepadarytos esant ir patyrusiems ministrams. Tai čia klausimas yra vyriausybė, premjerės ir partijos ir koalicijos turbūt klausimas. Taip, tai yra tik dar vienas įrodymas, kad socialdemokratų partija praeitais metais laimėjo Seimo rinkimus visiškai totaliai nepasiruošę perimti valstybės vairą. Na, bet aš kalbu, kad ministras jisai nebūtinai gali būti labai patyręs, jis vis tiek gali nieko nepadaryti, jeigu vyriausybės ar partijos politika bus vienokia ar kitokia. Ar jūs, pavyzdžiui, būdamas ministru, konsultuodavotės su premjere tuo metu, su partija, kaip daryti, kokie pirkimai, koks biudžetas? Turbūt ne vien tik vienas jūs priminėdavot sprendimus. Na, žiūrėkit, aš informuodavau premjerę, ką reikia mūsų gynybai šiandien padaryti, kad taptume stipresni, ar ne? Ir
per savo 8 mėnesius sudariau bent 3 sutartis dėl papildomų oro gynybos sistemų. Ir kai atsirasdavo poreikis ir mes matom, kad tą reikia padaryti, aš eidavau pas premjerę, finansų ministrę, dėdavau ant stalo popierius su argumentais ir sakydavau, Ingrida, Gintarė, premjerė, ministrė, reikia papildomų pinigų. Ir įrodydavau ir gaudavau papildomus pinigus, kontraktai buvo sudaryti ir tos sistemos jau kitais metais atvažiuos į Lietuvą. Tai, taip, ministras turi kontroliuoti procesą. Aš kiekvieną pirmadienį susėsdavau su viceministru atsakingu už įsigijimus ir su gynybos resursų agentūros vadovu, kurio dabar nėra Lietuvoje ir nėra net pavaduotojo agentūra neturi. Tai čia dar vienas iššūkis naujam ministrui, kad mes žiūrėtume, kur kiekvienoj pozicijoje dėl vieno ar kito įsigijimo esam padarę progresą. Kur esam pažengę į priekį, ko trūksta, politinio palaikymo, ko. Ir tada mes judam į priekį ir užkūrinėjam sistemą. Taip ir reikia dirbti. Bet jeigu bus paskirtas Kaunas į ministrus, opozicijos vis tiek, koks bus opozicijos elgesys su ministru? Jūs ir toliau jį matysite kaip nekompetentingą ir stengsitės kaišti pagalius į ratus, ar vis dėlto priimsit jau toks, koks yra? Aš suprantu opozicijos nuomonę, bet vis dėlto toliau dirbti valstybei bendrom jėgom. Turint omeny mūsų laikmetį, visą geopolitinį lauką, krašto saugos ministro sėkmė yra Lietuvos, mūsų valstybės sėkmė. Tai mes tą suprantam ir linkim jam sėkmės, nes mes negalim tiesiog rizikuoti. Tai šia prasme aišku, kad atsakymas akivaizdus. Gerai, ir dar kitas ministras, jeigu Kaunas daugiau mažiau matosi taikiklyje, tai kultūros ministro kol kas nesimato, bet čia kaip juodosiose skylės nesimato pačios, bet pagal poveikį kartais gali suprasti, kad jinai yra. Ir čia viceministrų komandos sudarimas rodo, kad kažkokiam konkrečiam asmeniui parinkinėjama komanda ir to nelabai neigia, kad tas asmuo yra, tik kažkodėl neįgarsinamas. Kas čia vyksta? Keli variantai. Pirmas variantas gali būti, kad premjerė ir socdemai tempia kandidato paskelbimą iki biudžeto priėmimo. Nes biudžeto įgyveninus turbūt socdemams atsiras šiek tiek laisvesnių rankų ir santykiuose su koalicijos partneriais, gal su Nemuno aušra, pasižiūrėsim. Kita vertus, jie supranta, koks vis tik tai yra kultūrininkų sąjūdžio dabar vaidmuo, svoris ir jų kartelė. Todėl natūralu, kad kiekvienas kandidatas dabar turi atitikti tikrai aukščiausius kriterijus. Mes, man atrodo, dabar jau per tos 2-3 mėnesius čia ačiū kultūrininkų sąjūdžiui, kad grąžino kultūros politiką į epicentrą valstybės viešo gyvenimo. Paaiškino svarbą, nes tikrai dažnai buvo kultūra nustumta į šoną. Ir todėl dabar tu taip paprastai šitoj vietoj neprasisuksi, čia reikia rimto ir gero kandidato, tai tiesiog yra tam turbūt ir natūralus atsargumo jausmas, kad vėl nesusideginti politiškai su vienu ar kitu kandidatu. Tai matysim, kas čia bus, bet aišku, viceministrai tai jau neįkvėpia, sakyčiau, su savo visais pasaulėjautos projektais ir įsitraukimais į rusiško pasaulio idėjas. Gerai, dėkui Jums, Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, kiek spėjom klausimų aptarėm, dar jų liko daug, bet čia matyt kitus kartus aptarsime. Ačiū Laurynai už prisijungimą, dėkui tiems, kas klausėsi, tai buvo Pozicija, toliau Žinių radijo programa. Opozicija.